Šią savaitę mes kalbinsim savo fizinį kūną. Mes kreipsim dėmesį į savo fizinio kūno pojūčius, todėl, kad ateinanti informacija, ji pereina ir per fizinį kūną. Mūsų fizinėme kūne yra visi atsakymai. Ir netgi žinot, ar ne, yra tokie ir mokslas toks, kur ten per kūną gauti atsakymą. Aš netgi atsimenu, buvau pas vieną osteopatą, man patiko, kad jisai paima žolelės, paskaito pavadinimą, aš ištiesus ranką, jisai per tą ranką. Ir prie vienos žolelės nenusileidžia ranka, o prie kitos žolelės labai lengvai nusileidžia. Arba liepia atsistoti, tu užduodi klausimą ir kūnas ten reaguoja kažkaip. Ir tai yra ten kūno atsakymai teisingai ar ne. Aš tai netaip ėjau prie šito kūno, aš ėjau būtent per šitą praktiką. Jinai yra labai lengva ir mes iš karto aš ją papasakosiu, kad paskui mes eigoje keletą kartų padarytumėm. Tai yra kūno pojūtis. Irgi ramiai sustoju arba atsisėdu ir nukreipiu dėmesį į savo kūną ir turiu atpažinti, ką mano kūnas šią akimirką, kokį veiksmą nori padaryti. Kūno, jeigu buvo mintis, skaityti mintis, emocijas, žiūrėti, kokios yra, kokie jausmai emocijos, tai kūnas bus pojūčiai. Pojūčiai, ką jaučia mano kūnas ir veiksmas, ką jis nori padaryti. Pavyzdžiui, dabar, ne? Ramiai pajauskit, nukreipiam dėmesį į kūną ir kokį veiksmą mano kūnas norėtų padaryti. Jeigu jūsų kūnas norėtų nueiti atsigulti, pagulėti, pailsėti, arba jeigu jis norėtų nuvažiuoti prie jūros, kur nors saulėj, arba jeigu jis norėtų masažo, čia yra dabar, tai yra ne tai. Tai yra protas, tai yra svajonės, mūsų norai, ateinantis vis tik iš proto, todėl kad tai yra, jis pats to padaryti negali. Kūno veiksmas tai yra čia ir dabar, ne kažkada, kada ką jis darys, o dabar. Ir va čia prasidės impulsai iš jūsų vidaus. Kada aš atsisėdu, aš pradėsiu žiūrėti, gal mano va kaklas užspaustas ir aš pajudinu kaklą. Viskas, aš padariau veiksmą, aš einu toliau. Ir taip po truputėlį kreipdami dėmesį, ką jis nori, atpalaiduoti, atsitiesti, atsisėsti, o gal nieko nenori, nes pradžioj man būdavo tik nejudėk, būsiu tikra ir nejudėk, aš esu nepasėda tokia. Ir aš labai ilgai tyrinėjau tą nejudėk visiškai. Bet aišku, reikia pastebėti, tame nejudėk dažniausiai būna, pavyzdžiui, mažasis pirštukas, arba taip rankos daro, arba kojų pirštai, ne, ten juda kur nors. Kūnas mūsų irgi dažniausiai juda, labai retai tai koja jisai judina, tai liežuvį, tai dantenas mes šitas darom ar ne, tai nežinau, koja kokią tenais raumenį sutraukinėjam, pas mane būtinai kas nors traukinėjasi visą laiką, aš esu absoliučiai nepasėda, mano baba tokia būdavo irgi. Jeigu ten nekinkuoja, tai tada nors kojytėje, batose pirštukas mažasis, jisai juda viduje. Taip pat, kaip ir mūsų mentalinis, kaip ir mūsų emocinis kūnas, taip ir fizinis kūnas, jisai ištisai beveik yra veiksme. O čia šitoj vietoj mes sustabdom laiką, nukreipiam dėmesį į savo kūną, viskas, aš duodu savo kūnui dėmesio energijos, jis gauna energijos. Tuo momentu, kad aš duodu jam energijos, iš karto jis gauna visai kitokios kokybės energiją ir tai yra labai vėlgi gerai mūsų sveikatinimuisi. Susijungimui su savo kūnu, kad aš žinau, dažniausiai vat ateina etapas, aš dar neperėjau irgi to etapo, fizinio kūno etapo. Pavyzdžiui, koks nors stresas, ne, pastebėkit gyvenime. Minčių kūnas ramekas, nes aš esu susitvarkius. Emocinis kūnas ramekas, irgi jokių ten bangavimų nieko nėra. Ir savo bats per nugarą. Arba, nežinau, per sprandą kur nors, arba per tiką akies kokį nors. Čia kiekvienam į jautriąją vietą, per inkstus kitam duoda. Sureagavo kūnas, sureagavo kūno sąmonė ir nieko nepadarysi, dėl to, kad streso šitas vibracija, tai yra skambutis, kad yra kažkas blogai ir kūnas viskas, jis eina į apsaugą ir jisai sustingsta. Ir kas įvyko? Kūnas, jisai sureagavo. Šiuo momentu, ar ne, irgi, žiūrėkit, yra tų praktikų visų, kalbėti su mūsų kūnu. Nieks kitas nepadės, reikia kalbėti su juo, kad viskas gerai, aš viską žinau, su savo ląstelėm, dalelėm, kad mes tai praeisim,
kad aš viską kontroliuoju, viskas yra pagal dieviškai planą ir tai kūnui labai padeda iš tikrųjų. Ką jaučiate kūne? Ką kūnas nori padaryti? Ir kai atpažinsit, būtinai padarykit tą veiksmuką. O, aš pasikasysiu galvą. O, viskas. Kontaktą užmezgiau. Šiuo atveju kūnas tai yra ne tai, kaip tie mūsų kiti kūnai, mentalinis ir emocinis, kada jau mes esame atsinešę įrašus kažkokius ar ne, ir programos, kurios atėjusios iš praeitų įsikūnijimų. Šitas kūnas mums duotas yra šitam įsikūnijime. Jis turi atminti šito įsikūnijimo, ką jis jau yra patyręs nuo pat to pradėjimo formuotis, gimimo ir taip toliau. Jis turi šitą atmintį. Ir šioje situacijoje, kada aš kreipiuosi į jį, tai aš turiu kreiptis į jį dabartinė momente. Aš viską prisimenu, tai ką galiu prisiminti savo gyvenime. Ir aš kalbu iš tos pozicijos, iš to, kad aš tau padėsiu, aš viską suvokiu ir mes eisim kartu. Aš žinau, kur aš einu, nes tos stipriosios energijos ateinančios iš pačių aukščiausiųjų planų, jos transformuoja ir mūsų fizinį kūną. Jeigu iki šiol mes turim atminti, kaip mūsų fiziniai kūnai iš kitų planų, ar ne, tai vienam, tai kitam įsikūnijime buvo visai kitos konsistencijos, tai dabar mūsų fizinis kūnas, jis pats nesuvokia, ką jis patiria, dėl to, kad siaubą kelia ne tik tais jam esantis tie fiziniai pojūčiai, bet žinojimas, kad aš nesuprantu, kas vyksta, eina per minties ir emocinį kūną. Tai jam stresas dar didesnis yra šiuo atveju ir jisai reaguoja, irgi gali reaguoti neadekvačiai. Ir kiekvieną kartą, kai aš atkreipiu jį dėmesį, aš jam kaip mažam vaikui nuraminu, kad aš čia, nebijok ten naktį miega ar dar kažkas, aš kiekvieną kartą jam sakau, kad aš su tavim, kad tau nereikia vienam būti, nereikia nešti ant pečių, nes žiūrėkit, kaip mes iš tikrųjų užsikraunam tos atsakomybės ir tos atsakomybės sėdi ir mūsų fiziniam kūne ir dažniausiai stuburė sėdi, ar ne, ant sprando sėdi, kad būna įtampa, bet tai irgi nėra įpročio kontaktui su savo kūnu. Čia mes mokysimės, kaip čia pasakyti, mes visų pirma užmegsim sąsają su fizinio kūno įpročiais, kurie jie yra, o įprotis yra niekada nekreipti dėmesį. Tikrai mes mažiausiai kreipiam dėmesį į savo fizinį kūną. Mes jį tik kritikuojam. Koks tu toks anoks, kaip tau tas netinka, kaip tau tas galbūt nepatinka, oi, čia dabar skauda, jau dabar lygos pas mane ateina ir jisai praktiškai tos gerosios energijos negauna. Iš tikrųjų, fizinėme kūne labai daug kas yra, ypatingai šito įsikūnijimo. Ir kada mes einam per gyvenimus, mes užsikrauname per gyvenimą, mes užsikrauname tam tikram etape, pas mus aktyvuojasi karminis dalykas, tai yra už giminės kanalą. Ir perduodama tą atsakomybę, aš prisiimu ją visą, ar ne, iš giminės kanalo, už savo šeimą, už vyrą dažniausiai, ko nereikia turėti, ir visą tai mes kraunam į savo kūną, kuris yra duotas mums šiame įsikūnijime. Jau nekalbu apie tai, kad vėlgi tą sveikatinimosi nereiktų imti labai siaurai, tik tais tik maistą, tik sportą ir taip toliau. Reikia pažinti pačią prigimtį, taip pat molekulių ir dalelių. Kiekviena molekulė yra sąmoninga, kiekviena ląstelė turi savo sąmonę ir jos tarpusavy sąveikauja. Mumyse yra labai daug fizinėme kūne tų bakterijų, ar ne, kurios labai reikalingos ir kurios bendrauja tarpusavyje. Ir ten mes prisiklausom dažniausiai apie tas bakterijas, kaip čia reikia valyti ir taip toliau, ir labai nepagarbiai tą savo kūną visaip kaip dubasinam, kad jį išvalyti ir tas išsivalo kardinaliai viskas. Tai šiuo atveju labai reikia irgi prajausti ir kalbėti, o tai yra kalba su savim, kad aš atsiprašau savo kūno, kaip aš myliu savo kūną. Ne tik tais tai, ką aš dedu į save, ką aš veikiu su juo, bet dar ir kaip aš jaučiu jį, kaip aš vertinu jį, kaip man jis priimtinas, kada aš žiūriu į save ir kas man jame yra nepriimtina. Aš turėjau labai didelę bėdą su savo kūnu, labai ilgai, ir aš gal tik prieš kokius 8 gal metus, taip, po antrosios pradėjau suvokti, kad niekaip aš nesugebu savo kūno pamilti. Aš esu pati negražiausia, pati negabiausia, pati kokia iškreipčiausia ir taip toliau. Man visą laiką taip atrodydavo. Tai aš rimtai susiėmiau su savimi ir aš pradėjau tyrinėti ir labai
pradėjau tyrinėti paprastus dalykus, kaip aš atrodau, kokia mano oda, kodėl aš taip galvoju, kas man leidžia darytis nuomonę, kad mano kūnas yra kažkoks kitoks negu kad ten to kito ir taip toliau. Ir aš per tą analizę pradėjau stipriai priimti savo kūną ir tada suvokiau, kaip tas kūnas jisai duoda atgarsį. Ir atėjo laikas, kada aš susitvarkiau su svorio kitimu, bangavimu, ligos tos, kurios pas mane jau prasideda ir jos pradėjo nykti, dingti. Ir dabar lygtai atsiranda kažkokios ligos ir dažniausiai jos neužbujoja savo mano tame gyvenime einančiame, tik todėl, dėl tam tikrų mano įpročių kreipti dėmesį į savo kūną ir kalbėti su juo. Kalbėti su juo iš vis reikėtų kaip su visiškai svetimu žmogumi, ar ne, kaip su svetimu, imkim, vaiku, kurį tu myli. Čia yra labai svarbus dalykas ir jūs pamatysit, kaip jūsų kūnas duos atgarsį, koks jis taps pralaidus ir eis į bendradarbiavimą. Mūsų fizinis kūnas taip pat dalyvauja nuskaitime informacijos šitam mūsų gyvenime, kada mes priimam pačią idėją ateinančią iš kažkur, kada per jausmus aš jį jaučiu. Kitą kartą žiūrėkit, kai yra netiesa, kaip kūnas paima į suspaudžia skrandį kažkokį, vat kažkas darosi nemalonu ir eina kūne, lyg tai mane lengvai pykina, lyg tai toks pasišlykštėjimas ima. Tai va yra kūno ženklai. Ir aš tada supratau, kaip stipriai mano kūnas jau atpažįsta tiesą, kuri turi būti arba kuri ne. Ko man reikia, arba tas perspėjimas, irgi galiu eiti gatve ir staiga kažkoks keistas, va, norisi sustoti. Reikia leisti sau sustoti, apsižvalgyti, pasiklausyti. Ar tada aš atsimenu, sutikau kažkokį pažįstamą, kuriam reikėjo labai susitikti su manim. Kitu atveju tai gali išgelbėti nuo kažko tai, kas gyvenime turi atsitikti arba nukreipti mane visai kita linkme eiti. Ir tai yra reikalinga. O tai mes galime atpažinti tik tai per kūno pojūtį. Ir kūno pojūtis tai yra paskutinis mūsų to daugiamačio, imkim tuos, aš kabinu tuos plačiuosius. Mes dirbam su tais jau kardinaliais. Mentalinis, emocinis ir fizinis kūnas, iš tikro, kurie yra labiausiai apčiuopiami. Tai va tai yra paskutinė stotelė to didelio, kur susijungime visame kame, kada yra, jau neišmuš nei vieno kūno. Jeigu nors vienas bus nepradirbtas, viskas, mane išmuš, aš nesusitvarkysiu nei su tais dviem. Paraleliai aš turiu tvarkytis ir su šituo. Nes, kaip suprantat, fizinis kūnas turbūt iš visų jų yra svarbiausias, nes jeigu jo nebūtų nei tų kitų. Ir už tai visą laiką sako, kad ta šventovė, tai yra va ta šventovė, kurią mes turim, reikia ją pažinti. Reikia suvokti principus, kaip veikia pats fizinis kūnas ir iš dvasinės plotmės. Kaip stuburas tai yra mūsų dieviškumo indas. Stubure yra visa energija. Stubure yra ir šitos nervinės ląstelės, kurios eina į visus mūsų kitus kūnus. Tas jutiminis principas komunikavimo iš fizinio kūno su kitais kūnais, sąsajos, kurios eina. Tai vat stuburas yra dieviškosis indas. Tada labai kas yra svarbu, tai viduje yra mūsų konkorežinė liauka ir hipofizė esanti galvoje. Yra priekinės ir galinės smegenys. Priekinės atsakingos už informacijos išskleidimą, tai ką aš suvokiau ir kaip suvokiau. Mažosios smegenėlės, kurios susijungus galvai, pajaugiosios, tai yra mūsų imtuvas. Tai jos priima pačią informaciją, kuri ateina iš subtilaus plano, tos kokybės, kokią aš galiu priimti. Per ją įeina tą informaciją ir pereina į priekinės smegenis, tam, kad aš tai, ką suvokiau, ar ne, pasitikrinu per fizinį kūną, per kitus kūnus ir galiu atiduoti atgal impulsą, su kuriuo tam tikroj vibracijai vibruodama aš skelbiu visatai, kokio aš lygmens esu ir kam aš esu savo gyvenime pasiruošus. Be šito kūno nieko šito nebūtų, vėlgi. O jį sujudinti reikia, kaip aš sakiau, nukreipiu dėmesį ir leidžiu padaryti jam veiksmą. Aš leidžiu jam sąmoningai veikti. Ir čia įsijungia pačio fizinio kūno sąmonė, sąmonės veiksmas. Tada, kada aš susijungiu su juo ir pradedu sąmoningai veikti, jis įpranta turėti laisvę. Ir va tada
užbėga į priekį lygoms. Galim netgi užbėgti į priekį nelaimėms, gal kurios turi atsitikti mūsų gyvenime. Aš pagal savo numerologiją ne kartą esu išsiskaičiavusi, kad jau turėjau gulėti invalido vežimėlį, bet tam tikri teisingi veiksmai, kurie buvo pradėti mano gyvenime, mane išgelbėjo nuo sunkaus, netgi labai išgelbėjo. Aš netgi porą avarijų turėjom, vieną tai baisę, kuri neįvyko. Vieną turėjau nebaisę, o antra turėjo būti baisi, kuri neįvyko, bet mes tada važiavom į seminarą. Ir tas tikslas jau buvo ne pirma pakopa, kuriame mes aktyviai dirbom su žemaisiais kūnais, mane iš to išgelbėjo. Mano kūnas pats vairavo, kol galų gale aš rankas ir kojas, aš nepajutau, kaip aš paėmiau ir atitraukiau nuo vairo. Ir rankas ir kojas atitraukiau ir galvoju, ai, kas bus tas, bet tai kūnas padarė pats. Ir tuo momentu mašina nevaldoma, jinai tiesiog sustojo. Viskas. Mes autostradoje stovim, tai buvo naktis, apie 11:30 nakties, buvo toks stresas didžiulis, kad ten tik atsikvėpavėm ir aš dar ilgai negalėjau. Aš iki šiol prisimenu kaip didžiausią stebuklą, kada neįvyko pati avarija. Ir kūnas tai padarė pats, bet mes jau buvom pradėję dirbti su savo kūnais ir tas santykis jau buvo užmėgstas. Taip kad čia yra be galo svarbu. Tai gerai, ką jūsų kūnas dabar nori padaryti? Kokį veiksmą? Dažniausiai žmonėms sunkiausia yra su kūnu. Man buvo labai įdomu stebėti ir kai pradėjo žmonės su kūnu dirbti, pasirodo mintis ir emocijos, tai nieko čia sunkaus. O vat įvardinti pojūtį, ką veikti, ką jis nori padaryti, pasirodo sunkiausia. Šiuo atveju vėl sakau, nepalikite tai nepadarytam. Jokių būdų būtinai reikia padaryti veiksmą. Jeigu man atrodo, kad aš nesuprantu ir nežinau, aš padarau, kaip man atrodo veiksmą aš padarau. Aš parodau jam, kad aš vis tiek eisiu su tavimi į kontaktą. Šiuo atveju tai tas tapk savo fizinio kūno šeimininku šiuo atveju, ar ne, tai tapk sąmoningų, atsibudusių kūnų. Nes tuo momentu, kad aš pradedu veikti, eiti į kontaktą su savo kūnu, ne už kalnų susižiūrėti iš tikro, kokį aš maistą valgau, kokius aš žodžius sakau, nes tai irgi kenkia mūsų kūnui, mūsų vibracijai. Koks krūvis mano yra, koks yra santykis tarp darbo ir poilsio, kiek man reikia poilsio, kiek jam vandens reikia, nesvarbu, kad ten tie dietos rodo ten ir taip toliau, ar ne, kažkiek tai aš pradedu girdėti jį. Ar čia protas nori mano pavalgyti vakare, ar tai nori kūnas iš tikrųjų to maisto. Man labai patinka rusų posakis, kuriame rusiškai gražiau skamba. Nežinau, kiek čia pas mus jaunų yra. Rusiškai skamba держи голову в холоде, желудок в голоде, ноги в тепле. Galva šaltai, skrandį alkanai, o kojas šiltai laikyk. Jo, šitas yra labai geras ir tada, kada fizinis kūnas pastebit nėra apsunkintas kažkokiu tai ten maistu, ar ne, kaip jisai visai kitaip veikia. Ir koks jo blaivumas ir sąmoningumas yra, ir kokios jo galimybės. Ir va tada per mus iš tikrųjų eina energijos daug stipresnės. Labai svarbus ingredientas yra kūnas, tėkmėje energinio, nes dažniausiai kūna pats ir pastringa. Ir tu nieko nepadarysi. Ir čia sukasi, galvas svaigsta, pykina, nes per kūną nepereina pas mus ir viskas. Ir čia, jeigu anksčiau dar buvo galima praslysti pro kūną, su tais subtiliais dalykais dvasiniais darbuotis, tai dabar ne, todėl kad transformacija vyksta žemės materijoje, pačioj žemėj. Matot, kaip jinai lūžinėja visaip kaip, taip pat ir mūsų kūnai. Mes esame atitikmuo pasaulis ir čia kitas pasaulis yra visiškai su savo vandenynais viduj, upeliais, tais einantis ir taip toliau. Ir tai yra svarbu. Ir kaip tai yra susieta. Tai pakartojam, dėmesys fiziniam kūnui, tai praktiškai kiekvieną kartą mes paduodam jam energinės tėkmės. Tai gydomosios energijos, tai yra gydomoji energija. Tada aš užmezgu kontaktą ir išmokstu vėlgi jo kalbą, žinau, ką tai reiškia, išmokstu nuskaityti informaciją ir aš leidžiu jam veikti. Per tą veiksmą, kurį privalu daryti,
aš leidžiu jam veikti. Kada aš leidžiu jam veikti, aš šalinu blokus iš savo kūno. Yra, vat mes paskui eisim meditaciją, pašalinsim energetinį, yra energinis laukas, kūno sąmonė ir, ir aura mūsų, ar ne? Tai priklauso mūsų pačiam fiziniui kūnui. Yra pačio fizinio kūno atmintis, tiek kiek jisai siekia, kiek jisai pamena. Visą kitą atmintį neša kiti kūnai, bet tai irgi atgarsis eina į šitą fizinį kūną. Ir šiuo atveju jis nesupranta, kas vyksta, kodėl jam atsitikus kažkokiam momentui jisai susitraukia. Todėl, kad taip reaguoja ne pats irgi fizinis kūnas, tai yra įdiegti tos programos visokios savisaugos yra, bet tai gali būti atmintis iš emocinio ir iš mentalinio kūno, kaip kažkada kažkas atsitiko ir aš susitraukiu, viskas. Baimė, žiūrėkit, ir jisai traukiasi. Jis traukiasi nuo, ant kiek susietas dalykas yra. O kada aš pradedu duoti dėmesio savo kūnui ir pradedu, atrodo, paprastai daryti veiksmus, tos, kuriuos jis nori daryti, aš laisvinu šitos blokus. Aš padedu ir savo mentaliniam, ir savo emociniam kūnui. Todėl, kad laikas nuo laiko šitas fizinis kūnas, neždamas savyje informaciją, jisai prasiskleidžia. Ir tas pats, kai aš nežinau apie tamsųjį pasaulį, ar ne, iš kur tas tamsus pasaulis, ką tai reiškia, kas mane puola, kodėl čia su manim taip darosi. Ir kai aš sužinau, kad visa tai yra mano sukurtos per raituose gyvenimuose, tai yra neteisingų veiksmų ir poelgių sankaupos tamsiosios, kurios dabar mane atakuoja tik todėl, kad yra galimybė jas atlaisvinti iš visai kitos sąmonės lygmens. Taip pat ir fizinėme kūne, kada aš jau žinau daugiau, kada aš turiu patirtį, žymiai lengviau yra iš šito kūno pašalinti tai, kas man trukdo, imkim, realizuoti mano vidinę sveikatą arba patį mano santykį su savim, su savo fiziniu kūnu. Nors galbūt tai atėjo vėlgi iš giminės kamelo, bla, 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 bla. Daugiamatiškai. Ką jaučiate? Ką jūsų kūnas nori padaryti? Padarom veiksmelį. Ir vėlgi tą sielą mes nuskaitoma per fizinį kūną irgi. Kaip sakom, siela turi savo vietą ir fizinėme kūne, tai yra širdies ir skrandžio čakra. Per širdį jinai reiškiasi, o širdis kur yra? Kūne. Irgi kūne yra, ar ne, širdis? Ir mes savo kūną, kada atkreipiam dėmesį į kūną, tai gerai, jeigu jūs nuskaitot, vat, šiurpuliukai eina kažkokie, spaudžia krūtinė, irgi kartais galiu žinoti, kodėl spaudžia, arba va, kai meditacija išeinat, jaučiat, kaip plečiatės, ar ne, taigi pojūtį jaučiat per fizinį kūną. Va, jisai dalyvauja visame tame ir duoda mums kažkokią tai žinią. Ir taip pat tai įeina į tai, kad aš išmoksiu skaityti. Čia apie fizinį kūną daugiau kaip ir nėra ką pasakyti. Kaip ir viskas aišku. Ir visą savaitę dirbam su fiziniu kūnu. Aš su jumis šiandien atsisveikinu ir susimatymu.